Taip, tai pirmasis mūsų objektas, kuriam iš tikrųjų norėtume idėjų, yra apžvalgos bokštas, žvilgsnis į Jonavą iš aukštai. Jam siūloma teritorija yra Jonavos mieste, Rimkų mikrorajone, ant Joninių slėnio aukščiausio šlaito. Iš tikrųjų, filmuke nekartą matėte Joninių slėnį, jame vyksta didžiausi miesto renginiai, visoje Lietuvoje garsėjančios Joninės. Ne šiaip sau Joninių slėnis yra ir įgavęs šį pavadinimą, nes būtent jame daugiau nei 30 metų jau ir vyksta mūsų Joninės. Bet tai tik dalis tų veiklų, kurias gali pasiūlyti Jonių slėnis šiuo metu. Taip pat jame yra ir slidinėjimo centras su keltuvais, kaip matėte, irgi video buvo parodytas. Taip pat turime iš tikrųjų Lietuvoje unikalią 3 lygių kalnų dviračių nusileidimo trasą, kuria gali naudotis ne tik profesionalai, bet ir mėgėjai. Trasos yra suskirstytos pagal skirtingus sugebėjimus. Dar turime amfiteatrą, scenai vietą, šalia kurios gali susėsti apie 600–800 žmonių. Taip pat prie viso to, kaip ir matote, ar ne, šitoje vizualizacijoje ten yra tvenkiniai miesto, aplink kuriuos yra sustatyti discgolfo krepšiai, kas reiškia, kad turim atvirą discgolfo parką, kuriuo taip pat gali naudotis bet kuris norintis žmogus. Šiam bokštui parinkta vieta yra tokia neatsitiktinai, kadangi, kaip minėjau, tai yra aukščiausia šlaito vieta. Pastačius jį iš tikrųjų atsivertų galimybę pažiūrėti į tą mūsų poilsio oazę iš aukštai, ką mes ir dabar matome, tarkim, iš drono nuotraukų, kad tai yra tikrai labai gražus vaizdas. Ir mūsų lūkestis būtų toks, kad būtų parengta apžvalgos bokšto koncepcija ir pateikti pasiūlymai moderniam išskirtinės architektūros statiniui, kuris įsikomponuotų į dabar esantį Joninių slėnį. Antras objektas yra Karaliaus Mindaugo parkas Ruklos miestelyje. Iš tikrųjų, ko gero, ne vienam yra tekę girdėti apie Ruklos miestelį, kuris yra Jonavos rajone, nes tai yra išskirtinis miestelis, be to, ar ne, kad jame kaip ir gyvena nuolatiniai gyventojai, kurių yra apie 2200. Ten taip pat reziduoja kariškiai, turime ir pabėgėlių priėmimo centrą. Tai reiškia, kad tas gyventojų skaičius iš tikrųjų ir būtų dar didesnis, jeigu suskaičiuotume tiek kariškius, tiek laikinai prieglobsčio arba apsistojusius pabėgėlius. Kokia yra problematika su šio parku ir jam parinkta teritorija, ta, kad šiuo metu ten yra priaugę menkiaverčių invazinių želdinių. Tai taip pat yra likę senų pastatų liekanų ir mūsų lūkesčiai būtų tokie, kad būtų sukurtas parkas, kuriame būtų meniškai sukomponuoti želdiniai, mažoji kraštovaizdžio architektūra ir inžineriniai statiniai skirti poilsiui, kultūros reikmėms arba pramogoms. Čia taip pat turėtų atsirasti susisiekimo infrastruktūra, parką jungianti prie gretimybių. Na ir paskutinė mūsų net ne teritorija, sakykime, objektas, tai yra Jonavos sporto centras. Pastatas yra įsikūręs pačiame miesto centre, Vasario 16 gatvėje. Iš tikrųjų, šis pastatas yra gana didelis ir yra neišnaudojamas šiuo metu dėl to, kad dalis patalpų nėra pritaikytos sportiniai veiklai. Taip pat jis yra ekonomiškai neefektyvus. Tai mūsų lūkesčiai būtų tokie, kad įveiklintume ar ne tas pastato patalpas, kurios šiuo metu nėra pritaikytos, kaip minėjau, sporto veiklai ar, tarkim, apgyvendinimui, nes taip pat yra patalpų, kurios galėtų būti tam pritaikomos. Taip pat pastate yra ir nenaudojamas baseinas, spa erdvė. Tai ką sumanyti ir ką įgyvendinti šiame pastate, ko gero, tikrai yra ką. Ir be to, ar ne, kad, kaip ir sakiau, jis yra energetiškai neefektyvus, tai mes norėtume, kad prie to, ar ne, kad būtų parengtas projektas energetiškai efektyviam pastatui, atnaujintos sporto bazės. Taip pat yra aktualu ir tai, kad sporto bazės būtų pritaikytos neįgaliems žmonėms, nes pastatas yra 2 aukštų, tad ši būtinybė išlieka tikrai labai aktuali. Tai tiek apie mūsų teritorijas ir šį objektą, lauksim pasiūlymų.